Ginti, saugoti, padėti. Šūkis, su kuriuo policija tapo labiau matoma, lengviau atpažįstama ir dar ištikimesnė propaguojamoms vertybėms. Pasitikėjimas šalies policijos pareigūnais kasmet vis auga ir pasiekia rekordinės aukštumas. Per dešimtmetį jis pasistebė daugiau kaip 20%. Šiandien policija pasitikė 2 iš 3 šalies gyventojų. Net 81% nukentėjusiųjų nuo smurtinių nusikaltimų gerai vertina policijos darbą ir toks įvertinimas mums yra labai svarbus. Augantis pasitikėjimas tai kasdienio nuoseklaus ir įtempto darbo rezultatas. Tai pagalba žmonėms, operatyvus reagavimas į pagalbos šauksmą bei saugumo užtikrinimas. Natūralu, kad policija kelia savo ambicingus tikslus. Norint juos įgyvendinti, turime turėti viziją, todėl pasitvirtinome policijos gaires iki 2020 metų. Baigtas budėtojų dalių optimizavimas lems tai, kad gatvėse atsiras daugiau pareigūnų. Siekiame, kad pareigūnai nesėdėtų ir lauktų žmonių, o patys aktyviai patruliuotų. Pakeista patrulių instrukcija, pareigūnams draudžiama sėdėti automobilyje, jie turi dirbti ir būti matomi. Šalyje toliau mažinamas areštinių skaičius, jų bus mažiau, bet likusios atitiks visus būtinus reikalavimus. Geresnės sąlygas turės ir juose dirbantis mūsų pareigūnai. Administravimo padalinių centralizavimas ir optimizavimas prisidės prie vieno pagrindinių mūsų tikslų – mažinti policijos įstaigų administravimui skirtas išlaidas. Tai pradėjome daryti policijos departamente, šiemet perkelsime ir į policijos įstaigas. Kartu su Vidaus reikalų ministerija pradėjome įstatutinimo procesą. Įstatutinta daugiau kaip 300 administravimo padalinių pareigūnų. Atidarėme 3 naujus policijos komisariatus – Klaipėdos apskrities, Ignalinos rajono ir Santakos policijos komisariatus, Šiaulių areštinę. Vieni pirmųjų tarp valstybės institucijų pradėjome įgyvendinti PPP projektą, kurio metu verslas investuos į sostinės policijos pastatus net 56 milijonus eurų. Už juos planuojame pastatyti naują Vilniaus areštinę ir sostinės pirmąjį policijos komisariatą. Pinigai skirti ne tik statyboms, bet ir pastatų eksploatacijai 15 metų, kas sudaro labai didelę dalį lėšų. Sėkmingai įvykdėme kriminalinės policijos veiklos organizavimo pakeitimus. Didelį dėmesį skiriame analitiniai veiklai, sukūrėme metodiką, pagal kurią stebime ir vertiname sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo grėsmes, realizuoti darantys itin didelę žalą valstybei ir visuomeniai tyrimai. Rasta ir paimta kokaino, kurio vertė nelegalioje rinkoje siekia daugiau kaip 40 milijonų eurų. Slaptos operacijos metu paimta virš 300 kg hašišo, kurio vertė apie 2,8 milijonų eurų. Išaiškinta organizuota grupė asmenų, vykdžiusi didelio masto mėsos ir jos produkcijos šešėlinę prekybą. Išaiškinome organizuotą grupę, vykdžiusią didelės vertės krovinių pasisavinimus ir sukčiavimus. Žala virš 1 milijono eurų. Sustiprinome kriminalinės policijos gebėjimus dėl nusikaltimų padaromų elektroninėje erdvėje išaiškinimo ir tyrimo. Tam tikslo įkurti padaliniai apskrityse, kurių veikla nukreipta naujų nusikaltimų vykdymo formų tyrimams. Bendradarbiaujant su užsienio partneriais išardėme vieno iš labiausiai paplitusių kompiuterinių virusų Win32 Dorkbot botnetus, darančius žalą milijonams aukų. Vykdėme tarptautinę jungtinę operaciją skirtą pažaboti internetinį sukčiavimą oro pervežimo sektoriuje. Policijos operacija dėl vaikų pornografijos platinimo internete. Vykdyta eilė sėkmingų operacijų su ES partneriais dėl mobiliai veikiančių organizuotų nusikalstamų grupių. Kartu su Vokietijos ir Europolo pareigūnais vykdyta stambi tarptautinė operacija dėl lietuvių vykdomų vagysčių Vokietijoje ir pagrobto turto realizavimo Lietuvoje. Pirmą kartą policijos istorijoje organizavome konferenciją Lietuvos policija 2020 metai kokybiškesnės paslaugas gyventojams teikiantys ir labiau motyvuoti pareigūnai, kurioje dalyvavo apie 1500 iš visos šalies susirinkusių kriminalinės policijos pareigūnų, kurie diskusijos metu galėjo sužinoti ir užduoti rūpimus klausimus apie kriminalinės policijos veiklos kryptis ir perspektyvas per ateinančius 5 metus. Inicijuodami ir diegdami naują greičio matavimo būdą Via Baltica greitkelyje, atlikdami reidus ir taikydami kitus kontrolės būdus, skatinama visuomenė netoleruoti nei korupcijos, nei girtumo faktų. Šios priemonės prisidėjo prie to, kad praėjusiais metais šalies keliuose žuvo beveik 10% mažiau eismo dalyvių. Per pusę sumažintas žuvusių nepilnamečių skaičius, dėl neblaivių vairuotojų kaltės buvo užregistruota 1/4 mažiau eismo įvykių, bei daugiau nei per pusę sumažėjo žuvusiųjų skaičius. Policijos departamentas nuo 2016 metų sausio 1 dienos pradėjo dirbti nauja struktūra, kas leis kokybiškiau atlikti pagrindinės funkcijas. Pernai su profesinėmis sąjungomis apskričių komisariatai pasirašė kolektyvinės sutartis, kurių pagrindų buvo sudarytos galimybės darbuotojams ir darbdaviams efektyviau spręsti iškylančias problemas, sukurti saugesnės ir sveikesnės darbo sąlygas darbuotojams.
2015 metais baigtas įgyvendinti Europos socialinio fondo ir biudžeto lėšomis finansuotas pilotinis projektas, kurio metu buvo sukurta ir dalinai automatizuota subalansuotų rodiklių sistema. Sukūrus ir įdiegus pilnai automatizuotą sistemą ir sudarius sąlygas policijos įstaigų darbuotojams informacinių technologijų pagalba tvarkyti duomenis, sukūrus sąsają su policijos ir VRM informacinėmis sistemomis, registrais ar duomenų bazėmis būtų užtikrintas vieningas policijos strateginis valdymas. 2015-aisiais patobulintas ir modernizuotas administracinių teisės pažeidimų registras. Visų institucijų skiriamų baudų duomenys bus tvarkomi vienoje duomenų bazėje. Baudų išieškojimo procesas perduotas valstybiniai mokesčių inspekcijai. 2015-aisiais sukurta ir įdiegta policijos dokumentų valdymo sistema suteikianti galimybę ne tik registruoti dokumentus ir juos tvarkyti, bet ir formuoti užduotis. Nuo šiol dokumentus ir užduotis galima tvarkyti elektroniniu būdu. Toliau užtikrinome vieną iš pagrindinių savo užduočių – reagavimą į įvykius. Visose rajonuose dirbo ne mažiau kaip 2 policijos ekipažai. Savaitgaliais ekipažių skaičius padidėdavo. Daugiau dėmesio skiriame nukentėjusiajam žmogui. Atlikome nukentėjusiųjų apklausą siekdami gerinti aptarnavimo kokybę. Nukentėję nuo smurto asmenys labai teigiamai įvertino policijos paslaugų kokybę ir tai nuteikė optimistiškai. Pradėjome aktyvų prevencinį darbą siekdami sumažinti darbuotojų rizikas nuo įvairių priklausomybių – alkoholio, narkotikų, azartinių lošimų. Pasirašytos gairės, kuriomis siekime padėti priklausomybių turintiems darbuotojams, jei tik jie pageidauja. Siekime, kad smurto artimoje aplinkoje bylos būtų nagrinėjamos greičiau. Dėl to intensyviai tarėme su prokuratūros ir teismų vadovais. Daug pastangų užtikrinant saugumą įdėjome įvedant eurą Lietuvoje. Metų pradžioje fiksuotas didelis padirbtų eurų padidėjimas apyvartoje, suvaldytas ir dabartiniai skaičiai neviršija pastarųjų metų rodiklių. Užtikrinome teisės pažeidimų prevenciją ir išaiškinimą savivaldos rinkimų metu, o tai leido piliečiams laisvai ir netrukdomai išreikšti savo valią. Įvairūs masiniai renginiai yra viena iš populiariausių visuomenės aktyvumo ir laisvalaikio praleidimo formų, todėl policija investuoja, kad kvalifikuotai, profesionaliai ir laiku būtų imamasi specialiųjų priemonių, užtikrinant viešąją tvarką ir saugumą masiniuose renginiuose, sporto varžybose, gebama specifinėse situacijose veikti greitai ir efektyviai, profesionaliai neutralizuoti iškilusius konfliktus. Toliau tobuliname uniforminę aprangą, atsižvelgdami į pareigūnų pageidavimus, norime sukurti pareigūnams patogią ir kokybišką uniformą. Raseiniuose pradėtas eksperimentas dėl darbo organizavimo su vienu veiklos vadovu. Kaune, Druskininkuose, Panevėžyje bei kituose padaliniuose vykdomi eksperimentai dėl racionalesnio apylinkės inspektorių veiklos organizavimo. Eksperimentų tikslas – efektyvinti veiklą, racionaliau panaudoti žmogiškuosius resursus, pildyti mažiau dokumentų, keisti nusistovėjusią tvarką, teisės aktus, biurokratiją, mažinant laiko sąnaudas pertekliniams procedūroms. Lietuva buvo viena iš pirmųjų ES valstybių, kuri operatyviai atsiliepė į Slovėnijos prašymą padėti kontroliuoti pabėgėlių srautus ir išsiuntė savo pajėgas į Slovėniją. Iš viso Slovėnijoje dirbo ir iki šiol dirba 50 mūsų pareigūnų. Metų pabaigoje didelio rezonanso susilaukė iš pareigūnų tarnybinio automobilio pavogtos automatas. Mobilizavus pajėgas per 5 valandas sulaikytas įtariamasis, rastas pagrobtas ginklas. Padarytos klaidos išanalizuotos, daugiau dėmesio šiemet skirsime pareigūnų mokymams ir pratyboms. 2015 metais didelis dėmesys skirtas investicijai į policijos pareigūnų saugumą. Tam tikslui už 850 000 eurų papildomai įsigyta 510 elektros impulsinių prietaisų Taser ir už 226 000 eurų 500 vienetų šarvinių liemenių, kas leis užtikrinti, kad visi gatvėje dirbantys ir į teisės pažeidimus reaguojantys policijos pareigūnai būtų apginkluoti prietaisais Taser ir turėtų šarvinės liemenes. Atsižvelgiant į grėsmę susijusią su šalies saugumu, stiprinamas rinktinės aras aprūpinimas ginkluote ir techninėmis priemonėmis. Bus įsigyta nardymo kostiumų, specialių transporto priemonių išminuotojams, neperšaunamų šalmų ir kitos ginkluotės. Aras pareigūnai bus aprūpinti specialiais nedegiais kombinezonais. Deja, pernai netekome vienos pareigūnės, kuomet neblaivus vairuotojas Radviliškyje partrenkė ir mirtinai sužalojo neseniai tarnybą pradėjusią jauną pareigūnę Ligitą Baniulytę. Tai jau 22 pareigūnas žuvęs vykdant tarnybą atkūrus nepriklausomybę. Vis dažniau viešoje erdvėje bei visuomenės atsiliepimuose girdimi padėkos žodžiai mūsų pareigūnams, kurie neformaliai atlieka savo pareigą ir reaguoja į kiekvieno piliečio pagalbos šauksmą. Jūs esate nuostabūs žmonės. Ar tai būtų asmens panorusio pastraukti iš gyvenimo gelbėjimas iš šalto vandens, ar nuo traukinio bėgių, paprasto automobilio gedimo pašalinimas, pagalbos suteikimas ar skambutis techninės pagalbos tarnyboms.
Sostinės patrulių vaikų gelbėjimo operacijos nuskambėjo per visą pasaulį ir buvo puikia reklama tiek Lietuvos policijai, tiek valstybei. Nuoširdžiai dėkojame visiems darbuotojams, partneriams, ministerijos vadovybei, politikams už palaikymą. Esame įsitikinę, kad tik dirbdami kartu galime pasiekti gerų rezultatų. Lietuvos policija tai visų pirma žmonės, kurie dirba dėl jūsų, kad būtumėte saugus, sulauktumėte pagalbos ir užtarimų. Nėra dienos, kad pareigūnai nebūtų kviečiami į įvykius, kad netektų spręsti konfliktų, dalyvauti operacijose, rizikuoti savo gyvybę. Šie žmonės tai daro tam, kad savo namuose, mieste ir šalyje jaustumėtės saugiai. Policijos pareigūnai pasiruošę ir ateityje susidoroti su visais iššūkiais, įveikti sunkumus, ištiesti pagalbos ranką tada, kai labiausiai reikia. Mūsų užduotis ir misija nesikeičia, mes ir toliau pasiryžę ginti, saugoti, padėti.